Širdį susipjaučiau kubeliais, nedideliais, maždaug graikiško riešuto, gal šiek tiek mažesniais. Ir juos dabar suversiu ant iešmelių ir kepsiu keptuvėje, stengdamasis kepti kuo trumpiau. Valgysim jas, kaip sakant, su krauju, kaip steik. Juolab, kad tai yra jautis. Kodėlgi jo nevalgyti kaip steik. Reikėtų nepamiršti, kad širdyje yra gausų B grupės vitaminų, kurie yra naudingi jūsų nervų sistemai bei raumenų sistemai. Taip pat, artėjant vasarai, aš manyčiau, kad tai būtų puikia alternatyva kepti ant griliaus. Beje, reikėtų nepamiršti pagrindinės taisyklės. Širdies nešiukštų nevalia perkepti, nes jinai darosi kieta, guminė ir sunkiai kramtama. Na štai, iešmeliai jau paruošti ir dabar pereisime prie padažo, nes širdis, kaip ir minėjau, keps tik kelias minutės. Pradžiai nusilupėma paprika. Kaip jau minėjau vienoje iš laidų, aš visą laiką lupau. Dėl to, kad man sunkiai skrandis virškina ir daugelis žmonių virškina, todėl daugelis nevalgo paprikos, dėl to, kad jam tiesiog jinai... Štai šis daiktas yra tas, kuris mums sukelia tos virškinimo sutrikimus. Smulkiname smulkiais kubeliais. Kitas keliauja raudonas svogūnas. Jį taip pat smulkiname smulkiai. Šiaip gamindami šį pagardą galite naudoti bet kokias žalias, kurias tik tai turite. Aš čia naudosiu mėtas ir petražolę. Viską smulkiai susismulkinam. Besmulkinamas pastebėjau, kad dubenėlis per mažas, kurį pasiėmiau. Bet tai ne bėda, mes jį pakeisime didesnį. Taigi dedame žalias. Dėl intrigos įdėsime šiek tiek aštraus pipiro. Kad pašalinti sėklą, jūs jį tiesiog perpildote ir pasukate tarp pirštų. Naudosime citriną. Manyčiau, pusės užteks. Geras žiupsnis druskos. Žiupsnelis cukraus. Viską išmaišom. Kaip pasakytų anglakalbis, last but not least. Greičiausiai jūs jau pastebėjote, kad man labai patinka alyvuogių aliejus. Šį pagardą geriausia būtų pasigaminti bent jau kokią valandą prieš valgant, nes geriau, kad pasiskirstytų tolygiai skoniai. Ilgiau nepatarčiau laikyti, valandą dvi, nes svogūnas po to įsugadins. Turiu tau žiūrovės klausimą. Jurgita BTV Facebook paskyroje klausia Liutauro Čepratsko, ką daryti, kad kepenėlės nebūtų karčios. Na, šeimininkės jas mirko pieną dažniausiai, bet jeigu naudoji, bent jau kai aš naudoju jaunų gyvulių kepenis, aš jų nemirkau niekame. Taigi taisyklė, kad tai būtų jauno gyvulio. Tai iš kur man žinoti turgui? Kuo mažesnis, tuo jaunesnis. Bet dėl viso pikto pamirkyti pienę. Taip, padeda? Ir dar kraują pašalina. Kodėl man taip atrodo, kad tu net nemėginai niekada mirkyti pienę? Nes nenaudoju senų gyvulių kepenų. Ačiū tau už nuoširdų patarimą. Dabar trumpai apie tai, ką šį rytą mes sužinojome mūsų pokalbių diskusijų metu. Kunigas Algirdas įspėja, kad ieškodami problemų sprendimo būrimo salonuose galime įsigyti priklausomybę. Ir tikrai kur kas didesnių problemų. Astrologas tvirtina, kad pasitarti naudinga, bet sprendimą turite priimti patys. Na, o Asta Valentaitė linkusi diskutuoti apie pranašystės viešoje erdvėje. Ji mano, kad tai neetiška. Taip pat jis sako, kad reikia labiau įsiklausyti į gyvenimo pamestas užuomenas. O ką mes naujo sužinojome virtuvėje? Mes galbūt pažvelgime šiek tiek kitaip į su produktų. Sužinojome, kad jų negalima ilgai kaitinti. Sužinojome, kad galima valgyti ir mažas aviuko dovanėlės, ir jos labai skanios. Diskutuočiau, bet metas baigti laidą. Tai buvo iš tikrųjų labai gardu, labai tau ačiū už tokią netikėtą temą. Kitoje laidoje kalbėsime apie sriubas. Taip. O klausimus apie sriubas ir ne tik Liutaurui Čepratskui galite rašyti BTV Facebook paskyroje. Laukime jūsų klausimų, nuomonių, o mes tikimės savo laidomis ne tik praskaidrinti jūsų savaitgalio rytus, bet ir būti naudingi. Laukiu labai priešpenčių. Ačiū visiems, iki. Įjungiame viryklę, statome keptuvę, šiek tiek alyvuogių aliejaus
Jį įkaitinsim ir kepsime mūsų širdis. Prieš kepant, nepamirškime, šiek tiek druskos ir pipirų. Druską ir pipirus barstome tik prieš kepdami. Na, visa tai priklauso nuo laiko, bet jeigu jūs ruošitės šios iešmelius iš anksto, druskos geriau nedėti, nes pasiekoja ko, tiesiog širdis neteks savo sulčių. Širdžiai, kaip nei kuriam kitam subproduktui, yra svarbus laikas, terminio apdorojimo laikas, todėl kepsime jį kaip steiką, vis dar pužulį viduje. Tai jūs nebūtinai turite daryti širdies gabaliukus ant iešmelės. Galite susipjaustyti nedideliais gabaliukais, centimetro storio, kaip jums patinka. Tiesiog nepamirškite, kad kuo trumpesnis terminas apdorojimas.